Sveiki visi, jūs esate CryptoArtico YouTube kanale ir šiandien mes trumpai pakalbėsime apie rinką ir pažiūrėsime, ko mes galime tikėtis ateinančią savaitę. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuko bei parašyti savo mintys komentarę. Štai čia turime Bitcoino grafiką ir šitą grafiką jūs jau esate matę ir ką noriu pasakyti, kad Bitcoinas puikiai atlaiko štai šitą palaikymo zoną. Prieš tai aš jums ją rodžiau ir sakiau, kad mes turime atkreipti į ją dėmesį. Tai mes štai čia turėjome atšokimą reakcija ir čia irgi lygiai taip pat. Ir mes turime štai čia dvi geltonas linijas, tai reiškia, kad mes turime lokalų kanalą ir Bitcoinas kol kas lokaliai juda šitame kanale. Ir čia mes turime štai tokį levelį, tai šitas levelis yra dienos levelis ir jis yra pakankamai stiprus ir matome, kad šitas levelis sustabdė kainą, tai yra nedavė kainai eiti toliau. Ir dabar pažiūrėkime, kokie yra galimi scenarijai ir koks scenarijus yra labiausiai tikėtinas. Tai prieš tai video aš jums rodžiau štai tokį scenarijų ir sakiau, kad jeigu Bitcoinas nepramuš tai šitą levelį arba gausi štai čia fake outas, mes galime nueiti iki 72 tūkstančių, gal šiek tiek aukščiau, šiek tiek žemiau, bet yra štai čia palaikymo zona ir iki šitos zonos mes galime nueiti. Ir čia yra trijų viršūnių modulis, tai yra triple top modulis, nuo kurio mes galime gauti atšokimo reakciją ir šitas modulis suveiks. Bet jeigu atsitiks taip, kad Bitcoinas pramuš tai šitą levelį, įsitvirtins štai čia, tai yra virš šito levelio ir eis toliau, tai reiškia šitas scenarius jau bus neaktualus ir mes žiūrėsime kitą scenarių. Bet ką noriu paminėti ir į ką verta atkreipti dėmesį, tai visų pirma, nueikime, pažiūrėkime, kur yra Bitcoino gapai ir mes turime du gapus. Tai pirmas gapas yra štai čia, tai netoli 98 tūkstančių dolerių ir mes turime dar vieną gapą, kurį mes prieš tai neuždarėme ir jis yra štai čia netoli 92 tūkstančių dolerių. Ir jeigu mes pažiūrėsime, kur yra palaikymo levelį, tai daugmaž ten ir bus. Tai turime štai čia palaikymo levelį ir turime štai čia palaikymo levelį, zoną ir čia matome dar yra lokalus palaikymas. Ką aš noriu pasakyti, tai aš noriu pasakyti, kad mes galime labai laisvai uždaryti bent jau pirmą gapą ir tada jau eiti toliau, nes dabar lokaliai Bitcoinas atrodo silpnokai ir mes galime nueiti protestuoti štai šitą zoną. Tai šita zona yra 100 tūkstančių dolerių, čia yra psichologinė riba ir mes galime nueiti šiek tiek žemiau, uždaryti gapą ir tada vėl grįžti virš šitos zonos. Tai šitą zoną yra labai svarbu stebėti ir ją reikia stebėti. Ir noriu dar parodyti štai tokį grafiką, čia yra aiškesnis grafikas, šiek tiek mažiau levelių, nes čia yra visi svarbus leveliai, nuo kurių mes galime tikėtis kažkokios reakcijos. Tai nueikime į šitą grafiką ir šitame grafike yra labai aiškiai matyti, kad šitas levelis, kuris yra štai čia, tai netoli 104 tūkstančių dolerių, jis puikiai veikia ir neduoda kainai eiti aukščiau. Kol kas yra savaitgalis ir tikrai yra volatilumas rinko mažesnis ir ką noriu pasakyti, kad kol kas stipriai nukritęs pirkėjo aktyvumas, aišku, yra savaitgalis ir reikėtų sulaukti kitos savaitės. Bet ties Bitcoino yra du scenarijai, kokie gali būti, jūs turite žiūrėti visas zonas, apie kurias aš jums sakau, nes šitos zonos yra svarbios ir jeigu mes pramušime arba viršutinę arba apatinę zoną, ten įsitvirtinsime, tai bus labai geras signalas, kad mes galime sulaukti korekcijos arba toliau tęsime augimą. Bet ką noriu pasakyti, kad globaliai šiaip viskas atrodo gerai ir mes kaip ir turime galimybę eiti aukščiau, tai priklausys nuo naujienų. Jeigu turėsime geras naujienas, tai gali būti, kad mes nukrisime iki gapo, galimai net iki apatinio gapo ir tada kartu su naujienu mes galime gauti visai gerą augimą ir matysime, kad Bitcoinas eis aukščiau. Ir jeigu atsidarysime savaitės grafiką, tai mes matome, iki kur mes galime eiti. Tai yra, mes aiškiai dabar matome, kad čia yra pasipriešinimo levelis ir mums reikia jį pramušti, įsitvirtinti ir tik tada mes galime tikėtis, kad Bitcoinas eis toliau. Tai reikia stebėti štai šitas zonas, o toliau noriu parodyti dar keletą grafikų. Tai visų pirma noriu parodyti Bitcoino dominaciją. Apie Bitcoino dominaciją aš esu kalbėjęs, kad čia yra labai stiprus palaikymo levelis, tai jis yra štai čia ir čia yra palaikymo zona ir sakiau, kad mes čia galime gauti V formaciją ir dabar mes jau matome, kad čia buvo dugnas, išėjome iš tai šito modulio, čia buvo lokalus modulis, tai parodysiu 4 valandų time frame, čia buvo labai aiškus modulis, matome čia trendo liniją, čia buvo trendo linija, pramušimas ir ėjome į viršų. Ir ką noriu pasakyti, kad altcoinams tai aišku yra labai blogai, nes visi altcoinai stipriai reaguoja į Bitcoino kritimą. Tai potencialiai mes turime čia jau V formaciją ir matome, kad jinai jau formuojasi ir klausimas, iki kur jinai gali nueiti, tai maždaug gali nueiti iki čia ir čia reikėtų žiūrėti
stebėti kaip reagos. Jeigu mes eisime aukščiau, tai jau eisime iki štai šito savaitinio levelio. Ir tai yra labai blogai altcoinams. Mums reikėtų sulaukti, kad Bitcoin dominacija eitų žemiau ir idealiausiu atveju pramuštų štai šitą palaikymo levelį, palaikymo zoną ir daugmaž štai tokiu būdu pramuštų, įsitvirtintų ir eitų jau link sekančio levelio. Tai čia tiek apie Bitcoin dominaciją. Toliau noriu jums parodyti USDT dominaciją ir čia irgi yra visai įdomus grafikas. Tai visų pirma, štai čia mes turime štai tokią palaikymo zoną. Šitą palaikymo zoną aš esu minėjęs ir jinai puikiai atidirbo. Matome, kad nedavė eiti žemiau ir čia jau kaip ir potencialiai buvo V formacija, bet mes vėl ėjome į apačią. Ir dabar mes turime labai panašų vaizdą, tai buvo kritimas ir dabar yra potencialiai VU formacija, bet tikėtina, kad jinai nebus ir čia bus dar vienas laiptelis ir mes eisime į apačią. Ką noriu pasakyti, kad jeigu nueisime į savaitės grafiką, tai mes turime štai tokį vaizdą, tai čia yra trendo linija, tai čia yra apatinė trendo linija ir jinai susiformavo jau pakankamai seniai, tai maždaug 2019 metais ir turime viršutinę trendo liniją. Ir ką noriu jums parodyti, kad šitoj vietoj štai čia buvo USDT dominacijos kritimas ir tada buvo labai didelis visų altcoinų augimas. Tai buvo maždaug lapkričio mėnesį, bet reikia atsižvelgti ir į Bitcoino dominaciją ir dabar mes turime labai panašų vaizdą, tai mes jau esame prie labai svarbaus palaikymo levelio ir galime eiti iki palaikymo zonos. Jūs matote ją štai čia, tai mes turime prieš tai labai gerą palaikymo zoną ir galime tikėtis, kad mes pramušime štai šitą levelį, štai šitą trendo liniją ir keliausime žemiau. Bet čia reikia stebėti, kaip reagos į palaikymo levelį, į trendo liniją, bet tikimybė yra didesnė, kad mes eisime į apačią ir pramušime. Tai kol kas sunku labai pasakyti, bet reikia stebėti ir turime štai tokį modulį. Ir taip pat verta atkreipti dėmesį į Bitcoin dominaciją, nes mums reikėtų, kad Bitcoin dominacija irgi kristų ir tada mes vėl turėsime labai gerą altcoinų augimą. Toliau dar trumpai noriu jums parodyti įfyrimą prie Bitcoino, tai matome, kad buvo pakankamai stiprus levelis, gavome atšokimą ir jūs iš šito grafiko galite suprasti, kad įfyrimas dar turi kur eiti ir tikrai verta paieškoti gerą įmo taško ir pabandyti jį palaikyti kaip swing trade. Tai čia daug ką nesakysiu, čia yra kol kas štai toks vaizdas, toks grafikas, turime atšokimą ir dabar galimai mes sulauksime kažkokios lokalios korekcijos. Tai pereikime prie įfyrimo grafiko ir iškart įsijungime lokalų vaizdą, nes čia noriu jums parodyti štai šitas zonas. Tai visų pirma, ką noriu paminėti, kad įfyrimas irgi juda šoniam judėjime, tai yra kanale, tai čia yra lokalus kanalas, turime štai čia ir turime štai čia. Ir į mūsų uždarą bendruomenę aš sakiau, kad mes galime pramušti štai šitą modulį, tai čia yra trendo linija, čia yra trendo linija, gauti fake-outą, tai čia buvo toks kaip ir levelis ir labai puikiai atidirbo ir nuėjome iki apatinės kanalo ribos. Eikime į dienos grafiką ir čia matome labai aišku vaizdą, kad jeigu įfyrimas pramuštai šitą palaikymo zoną, reiškia, pas mus bus atidarytas kelias link štai šitų palaikymo levelio. Ir keletą video prieš tai aš esu minėjęs, kur aš esu palikęs limit orderį ir kur bandysiu atsidaryti sandorį įfyrimą. Tai šito grafiko jūs aišku akivaizdžiai tai ir matote, tai yra štai šitas levelis. Galimai mes gausime jau atšokimo reakciją nuo šito levelio, bet labai norėtųsi nueiti iki štai šito palaikymo levelio. Ir ką noriu dar paminėti, kad čia yra vienas levelis šiek tiek žemiau, tai galiu iškart jį pažymėti. Tai jis yra maždaug 2080, šiek tiek žemiau. Tai irgi gali būti toks scenarius, kad įfyrimas nueis šiek tiek žemiau nei šitas levelis, tai yra štai čia, ir gausis nuo jo false breakas ir tada jau eisime į apačią. Kol kas vaizdas atrodo taip, įfyrimo grafikas yra štai toks ir čia mes turime augimą ir dabar panašu, kad mes turėsime nedidelę korekciją ir norėtųsi susirasti gerą įėjimo tašką. Jeigu norite daugiau įvairiausių įžvalgų apie pačią rinką, apie Bitcoiną, apie įvairiausias monetas ir šiaip gauti setupus, tai visus kviečiu prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės. Visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Tai dar trumpai grįžkime prie Bitcoino grafiko ir čia yra dienos time frame'as ir tiesiog jūs turite stebėti štai šitas zonas. Tai matė, kad yra čia dvi geltonos linijos, tai yra kanalas, čia yra lokalus kanalas ir yra štai šita palaikymo zona, kuria jeigu Bitcoinas pramuš, bus atidarytas kelias pratestuoti psichologinę ribą arba galimai net uždaryti pirmą gapą, o toliau reikia žiūrėti, kokia bus situacija ir kaip kaina reaguos į tam tikras zonas. Aš tikiuosi video buvo jums naudingas, parašykite komentaruose, kokius video jūs dar norite matyti ateityje ir būtinai aš pasitengsiu jums
padaryti ir nepamirškite paspausti like bei subscribe mygtuką ir visus kviečiu prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės, kurioje mes dalinamės visą informaciją apie kriptovaliutų rinką. Iki greito.